Kaip jau minėjau, šiandieną bažnyčia, minėdami šventąjį Krizostomą, dar kitaip vadinamas bažnyčioje Jonas Auksaburnis, jo auksinė burna, taip yra įvardinta, dėl to, kad šis šventasis, kaip tikras Jėzaus Kristaus mokinys, kaip švenčiausios mergelės Marijos irgi sekėjas, mums yra tikras pavyzdys, kaip reikia įgyvendinti ką tik tai girdėtą viešpaties žodį. Matydami, kaip šventasis Krizostomas, vadinamas Jono Auksaburniu, kentėjo dėl Jėzaus, kuris būtent pasirinko būti palaimintų Dievo, o ne žmonių akise, kuris tikrai buvo iššūkis tada 4 amžiaus pabaigoje, 5 amžiaus pradžioje. Jisai pasipriešino tuometiniai imperatoriaus sistemai, taigi buvo neklusnus, jeigu taip sakykim, taip nepopuliariai tuometiniai politikai. Jisai be jokių atsiprašinėjimų ir be jokios europietiškos tolerancijos, būdamas Konstantinopolio vyskupu, rėžė šviesiai tiesiai į akis tuometiniai ne tik politiniai valdžiai, bet ir tuometiniai vyravusiai nuodėmiai bažnyčioje. Jis nepataikavo pasaulio įsiskverbusiai dvasiai, godumui ir kitoms nuodėmėms, kurios žemino tuometinės katalikų bažnyčios vardą tuometinėje visuomenėje. Jis nepabijojo, cituodamas Bibliją, ir labai džiaugiamės šiais laikais, neatsiprašinėjo už Jėzų Kristų, už apaštalo Pauliaus perspėjimus ir griežtą žodį tuometiniai valdžiai, tuometiniam imperatoriui. Kągi, jam teko mokėti brangią kainą. Šiandien tikrai šis šventasis Krizostomas, Jonas Auksaburnis, jisai ko gero išpildė visus ką tik girdėtus Luko Evangelijos iš Luko 6 skyriaus 20-26 eilutės palaiminimus. Jis yra tas vargdienis dėl dangaus karalystės, kuris buvo įkalintas ir deja mirė ne žemiškoje šlovėje, bet žemiškame paniekinime, tremtyje, kaip kalinys. Jisai buvo tas palaimintasis, kuris visą gyvenimo buvo išalkęs tiesos, išalkęs dangaus karalystės krikščionių gyvenime. Ne tik tai pagal užrašą esu krikščionis, katalikas, esu kažkoks, demokratiškos šalies vadovas, bet jis buvo tas, kuris ištroškęs matyti Dievo išsipildžiusius priesakus krikščionių gyvenime. Jis buvo tas palaimintasis, kuris tuo metu verkė, nes aš manau, šiandien jisai, būdamas dangaus karalystėje, juokėsi kartu su Jėzumi, su angelų ir šventųjų miriadais, kad jis buvo tikras Kristaus sekėjas, nes neišsigando ir šiandien gali džiaugtis danguje. Bet jisai verkė, matydamas, kad kiek daug tokių kaip jis, pašauktųjų netgi dvasininkų, pašauktų tikrai apdovanotų žiniomis krikščionių, pasuko pasauliui pataikaujančių keliu. Jis verkė dėl to. Taip pat jisai buvo palaimintasis, nes žmonės jo nekentė. Čia, kaip sako Jėzus, palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Jėzaus Kristaus, dėl žmogaus sūnaus.
Ar daug pažįstate, brangus broliai seserys, tokių žmonių Lietuvoje, kuriems irgi būtų galima kaip šventajam Krizostomui pritaikyti šį palaiminimą, kai žmonės jų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jų vardą. Mes tokių pavyzdžių turim. Mes turime dar gyvą mūsų tautos legendą sesę Nijolę Sadūnaitę, Zitą, kurios tos drąsios moteris rėžė kaip auksaburnis, Jonas Auksaburnis visam pasauliui per visas mass medijas, nebijodami pasakyti, kad juoda yra juoda, o balta yra balta. Ir taip kaip šis šventasis džiaugiasi, taip ir mes visi džiaugsimės, jeigu nepabijosim būti tokie tvirti, drąsūs kaip šie šventi žmonės. Jėzus taip pat pasakė ir tokius perspėjimus tiem, kurie šiuo metu jaučiasi turtingi, galingi. Paklausykite dar kartą. Vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotus, nes jumis remia įvairios programos, įvairūs, sakykime, pasaulio fondai jūsų nedorybėse. Vargas jums, kurie esate pasisotinę įvairiausiais sąjungų pinigais. Vargas jums, kurie dabar šaipotės ir juokėtės iš tų mažutėlių, iš tų tamsuolių bažnytininkų. Nesako jūs, kurie dabar juokėtės iš tų mažutėlių. Ateis diena, jūs liūdėsit ir verksit. Vargas jums, kai visi žmonės jūs giria ir dovanoja įvairius titulus, apdovanojimus ir premijas, vadindami nusipelniusiais visuomeniai ar miestui vardais. Nes lygiai taip pat tokius titulus ir apdovanojimus dalino, sako, jų protėviai, kurie gyrė netikrus pranašus. Mielieji, pabaigai vienas toks labai svarbus perspėjimas yra, kurį apaštalas Paulius, dėl kurio to apaštalo Paulius Jonas Auksaburnis, mūsų šventasis Krizostomas, irgi daug kentėjo, nes jam reikėjo irgi pabūti toj pačioj dvasioje kaip šis apaštalas. Jisai pasako svarbę nuodėmę, didelį pavojų, ne tik tai netikintiems, bet ir mums tikintiems. Tai yra godumas. Kaip jisai sako apaštalas Paulius, ir saugokitės godumo, kuris yra stabmeldystė. Saugokitės pataikauti emocijoms, nebūkite jusliniai žmonės. Nes tie, kurie vadovaujasi jausmais, kaip dėja gaila, bet reikia pripažinti, atrodo, kad tie, kuriems yra duota šiandien valdžia, vadovauti, patarnauti mūsų tautai, atrodo visiškai yra neskaitę Biblijos, kurie priešingai sako, vadovaukitės vien emocijom. Kas tu šiandieną kuom jautiesi? Šuniuku, tai tu šiandien šuniukas. Gal tu esi, nors ir esi biologiškai vyras, gal tu jautiesi kažkoks kitoks, tai tu dabar toks ir esi. Tai šiandien apaštalas Paulius sako, nepataikaukite emocijai. Nes jeigu statysit savo gyvenimą, savo mąstymą, visuomenę ant pataikavimą nuotaikoms, jausmams, jums galas. Visi tada įsijungs va šitie vargas jums ir tada prarasime palaimintas. Mielieji, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, kurios ypatinga ir diena, 13 mūsų mėnesio diena, tie atlaidai, kuriuos šiandien mes švenčiame toliau, tegul jie būna mums tikrai palaimingi.
Kiekvienam, kurie ištarsime su šventaja mergelė Marija, su šventuoju Jonu Krizostomu, tebūnie man, kaip tu pasakei. Amen.